Jūs be abejo nežinote tų visų peripetijų, kaip čia tas menas prasidėjo ir kodėl jisai, reiškia, nebuvo akademinis tais laikais, kaip atsirado tie pirmieji impulsai, kurie visą tą socialistinį meną, reiškia, pradėjo klibinti savo formom, savo idėjom ir bendru kultūros kitokiu supratimu. Tai turbūt bet kuris dailės instituto studentam padarė įspūdį, tai 1957 metų jaunimo festivalis Maskvoje. Dailės institutų studentai važiavo ten ir dalyvavo tose susitikimuose su pasaulio jaunais dailininkais, apžiūrėjo visas jų parodas ir spektaklius, ir poezijos skaitymus. Ir žodžiu, tie jaunimas, tas atvažiavęs iš viso pasaulio, buvo labai kitoks negu mūsų jaunimas, kuris ten nuvažiavo. Mūsiškiai buvo, sakykime, susikaustę, visko bijojo, kad juos neatpažintų. Ir aplamai, bet jie stengiasi kiek įmantrauti su užsienio dailininkais, jau nekalbant apie matytas parodas, spektaklius ir tas poezijos ir muzikos visus renginius. Tai ne tik tai Vincui, bet padarė labai didelę įtaką. Tada važiavo ir Gibavičius, ir Brasiūnas, ir amžinatilsį Valaitis, be galo daug dailininkų. Ir jų tie įspūdžiai, kada jie pamatė to kito pasaulio meną, jie suprato, kiek jie pajėgė suprasti, kokioj, reiškia, gniaužtoje visuomenėje ir ypatingai kokiam užgniaužtam mene jie gyvena, ką jie priversti daryti. Pajuto tą didelį dvasinį impulsą, kuris ir prasidėjo jų naujų formų ieškojimus. Tai nereikia galvoti, kad tai yra per vieną dieną pasiekiami dalykai. Neužtenka norėti. Visiškai laisvų ir visiškai nevaržomų padaręs etiudų. Mažai grafikos daugiau. Grafika jam, lengviau leido išsivaduoti. O po gerų didelių ieškojimų tik tai susiformavo tokia, kuri jau paskui vėliau apie 65 metus, 6 metus yra tokia, kokia yra. Jo atsiradimas Vilniuje yra ir šitoj tokioj kitokioj visiškai atmosferoje. Buvo taip pat tas lūžis, kuris, sakykime, iš vienos pusės noras tą kaimą idealizuoti ir pratęsti, kad ir kitokiom formom.